Norėjau papasakoti istoriją, kaip aš atsidūriau čia, būtent Silvos stovykloje. Kaip kovo mėnesį praėjau gyvenimo būdą, tai iš tikrųjų net neleidau savo minties galvoti, kad aš galėčiau savo iš pradžių net leisti ir pasvajoti netgi, kad aš atvažiuosiu čia. Paskui, birželio 1 dieną sudalyvavau Silvio klube. Labai įdomiai aš ten nuvažiavau į klubą intuicijas vedama, iš tikrųjų net nelabai žinau, kur važiuoti. Ir atėjo tokia žaibiška mintis, o kodėl aš negaliu sudalyvauti Silvio stovykloje, jeigu aš to ir mokausi, kad nieko nėra neįmanoma. Na ir aš savo įsidėjau tikslą 3 savaitės, 3 kartus dienoj programuoti save, kad aš tada ir tada nuvažiuoju ir puikiai praleidžiu laiką puikiame kolektyve, su puikiamis kambariokėmis. Na ir pasakiau darbe, aišku, ten nelabai net norėjau klausyti, va čia ir buvo didžiausia kliūtis pas mane. Bet praėjo savaitė, aš programuoju. Vėl sustabdžiau savo viršininką, vėl priminiau. Jau tada jis netaip spardėsi, aš galvoju, sako. Gerai. Praėjo dar savaitę, jis ateina pas mane su šypsena, nors aš iš tikrųjų tik taip pusiau buvau įsitikinus, kad tai yra įmanoma, nes ten yra labai sudėtinga ten ta jų sistema visa. Jisai man ir sako, tai va, sako, aš pasistengiau dėl tavęs, nes tu labai norėjai. Sako, taip ir taip, aš tau tą savaitę duosiu atostogų, tu ten kažkada tai vėliau atidirbsi, bet vienu žodžiu, tai yra buvo neįtikėtina, nes ne vienam jisai to nepadarė. Nu ir taip aš atsidūriau čia, bet aš dar prie viso to save visą laiką mačiau, kaip aš sėdžiu prie laužo ir aš savo sėkmės šitą istoriją, pirmą tokią jau apčiuopiamą pasakoju. Bet čia vyko dar geriau, aš ne tik, kad ne prie laužo, bet aš pasakoju visiems, kas norės išgirsti šitą istoriją. Tai labai ačiū Silva metodai. Aš esu Jolanta iš Panevėžio. Ką man davė Silva metodo stovykla? Aš tikriausiai po daug metų radau nepaprastą poilsį, pabuvimą su savimi, pabėgau nuo savo gyvenimo rutinos. Tokį išsivežu nepaprastą jausmą, kad esu tokioj dideliai vienybėj su visata. Ir kad taip man padeda visas pasaulis siekti mano tikslų, svajonių, nuostabi dvasios ramybė, ko anksčiau visada trūkdavo. Ir man pats svarbiausias dalykas, ką iš čia aš išsivežu, aš iš čia grįžtu labai turtinga. Turtinga žmonių spindinčiom akim, šypsenom, nuoširdumu. Aš čia pajutau aplinkinių nepaprastai didelę meilę. Aš ją ne tik saugosiu savyje, bet ir ją dalinsiuos su visais kitais artimais ir viso pasaulio žmonėmis. Ir paskutinis begalinis ačiū šios stovykloj pabaigoje. Aš tariu Raselį ir Deimantį, dėl to, kad jeigu ne jūs, aš būčiau labai daug ko netekus. Ačiū, kad jūs esate. Esu nepaprastai laimingas žmogus. Dėkui.